Labas rytas. Pasimato mama. Pasitik svečią. Man reikia, kad tu būtum vienai dienai mano draugai. Tau. Mylim. Mylim. O, labas, žmonė, labas. Kur čia tas vaikas? Vaisingų metų, Vaisingų! vaisingų metų, vaisingų. Labas rytas. Tu, ką čia, dar su savo murzę, visas plikas. Eik šiandien, ką čia dirbi? Priguliu Ne, nu tu visiškai nesveikas. Aš tau tik vakar pasakiau, kad tu čia nemiegosi. Taigi reikia, kad mama nesužinotų. Mama, aš sutikau būti tavo draugė, viskas. Dėl miegojimo, ne. Eini lauk. Taigi nieks nesužinotų. Tu nesveikas, tu tik. Eini lauk. Taigi tau patinka. Tu manęs nenervink. Eini lauk, man nieko nepatinka. Bet taigi reikia, kad mama Fak, tu sužinotų. nesveikas, eini lauk, pasakiau, eini. Aš nuklypsiu, kad išgirs ne tik tavo mama, bet ir kaimynai, net. Aš pikta. Eini lauk, leidi miego. Tu pikta. Tu man neduodi ramybės net mano kambaryje. Tu supranti, aš tau išgero, noriu. Nu nevyktų manęs. Tai eik savo kojom, tom gležnom. Viskas, lauk. Elena. Nerėk. Elena. Nerėk. Elena. Nerėk, nu ką tu juokauji? Tu esi žalybė, niekšas. Pažadinsi visus žmonės, taip, nu. Ką tu išdirbi? Nu nesveika, apsiramink, gerai. Kas tau darosi, baig miegoti. Elena. Ką, Elena? Duok mamai pabėgot. Tu, bet turėsiu, kad kaimynai ateis, leidžiu ramybę man duoti mano kambaryje. Viskas, einu Mūsų lauk. kambarys. Aš tave myliu, o tu dabar mane vėšia. Apsiramink. Einu lauk. Staigiai. Bet nenervink. Čia mano gėlės, mamos. Nu prašau. Pasimk gėles. Prašau. Durnas visiškai. Šakės, kaip jis gali ateiti mano lovą? Susitarėm, jokios pagarbos, nulis. Ir iš vis, jeigu ne jo mama tokia miela, aš seniai stop. Nuoširdžiai norėčiau, kad jinai pamatytų, koks jis yra iš tikrųjų. Prašau, aš tavęs labai prašau. Nu prašau tavęs. Gaiduk, dink lauk. Koks čia triukšmas iš pačio ryto? Labas rytas, mamai, labas rytas. Jėzau, plyšta galva, koks čia triukšmas? Labas rytas. Labas rytas. Kaip tau, valdyti, ką? Nu, plyšta galva, einam. Einu vandens, kokio vandenuko. Oi, dar ir čia. Klausyk, išverti, viskas išvers. Oi, vandenuką. Aš vandenuką. Nu, gal kavos. Tai koks čia triukšmas iš pat ryto, kas čia daros? Žinai, kaip, gerai viskas nusiramink. Žinai, kaip būna moteriškas hormonai, audros, nežinau, rytmečio kaita, tenais gal lietus vyjo. Klausyk, tu mane sek pasako, žinau, kur audros, kur hormonai ir klausyk, kur konfliktas. Pažinai, kaip pas mergaitės būna, tu neperėjai. Tu žinai, nenori man teisybę sakyti, tai ir nesakyk. Viskas tvarkoja, man tas, bet turi mergaitės atsiprašyti. Būtinai, aš būtinai atsiprašysiu. Atsiprašyk mergaitės. Klausyk. Tik žinai mane, aš labai myliu mergaitės, gerbiu mergaitės ir žmonės. Gerai, klausyk, einu aš gal į kambarį, tu man atneši kavutės, gerai? Aš gerai pažįstu savo sūnų ir matau, kada Matas man meluoja. Ačiū Dievui, kad mama jau greitai išvažiuoja, nes su Laura vaidinti santykius, jokių šansų. Let's light it up until our hearts catch fire.
Jau nusipraus, taip tą nupraus biškis. Tai kad aš jau nusiprausiau. Ir kodėl? Ir pasidažiau, jau man einu. Kiek jau galima sakyti, man gražesnė nepasidažius. Dar aš tą nuprausiu. Ei, Murzilkos! Kas ten iš Murzilkų? Prausitės. Leidžiam greičiau kitus. Eina, kambariokai laukia. O tu ne kambariokai? Tu iš esi laikas suskirsti? Kambariokai, nu taip, man suskirsta laiką. Davai, tu dar nekšvariai, gera švari. Švari. Flegma! Greičiau! Kas pas mus flegma? Kas čia yra pas mus koks princesių namelis, blemba, įmerkia, subinės, sėdi vonioj visą rytą, niekam neužleidžia. Ir aplamai mane nervina, kai aš negaliu savo vonę nueiti savo laiku. Ieva, sąžinės turėtų. Ar tu čia viena esi? Tavo laikas jau senai pasibaigs. Blemba, manęs laukia darbė. Taigi, dabar mano laikas. Ne, nu, žinau, bet 5 minutės, palauk, neik ten Leo maudosi. Ką? Tu rimtai? Nu, Hebra, nu, Mums 10 reikia minučių plius nusimaudyt. minus tikrai nieko nepakeitė, gi nekelkite tokių skandalų dėl to. Kaimynus pasikviečiam į dušą. Ieva, dėl Leo tau niekas nieko nepriekaištavo. Nu, bet jisai svečias. Jis irgi turi laikytis. Nu, tai taip, bet tai jam irgi reikia nusiprausti, nu, būkit O man darbą reikia. Jam reikia įdomu. Klausyk, reikia mums valyti. Aš neturiu laiko, viskas negaliu laukti. Man šiandien ryte reikia emociją dar priimti iš klientų. Nu, man irgi. Aš čiausiu tas dušas, na. Gerai, varau, deduosi specovkę ir 3 metrai nuo klientų. Jėga. Tarasme, čia pirmas kartas, kada aš užtrukau vonioj ir buvo iškeltas toks skandalas. Nu, kam to reikia? Viską mačiau. Bet tai, ką išdarinėja Ieva su Leo, aš negaliu pakęsti. Tam yra jau galas. Užtenka. Ieva pradeda rimtai užknist. Tai aišku, kad Alina Jono pusėje. Nu, bet aš nesuprantu, kam jai reikia puoštis prieš darbą autoservise. Jėzu, kaip jie gražiai sutarė šeimyną, aš negaliu. Nu, tu šeimyną, pasakok. Matutė, paduok man gal losijoną. Kaip tau Sodomą? Sodomą. Ką žinau, kaip tu gali jaustis, kai ateina, pasako, kad galimai aš vaiko tėvas, ir dar paskui zyzia, kad tu nuolat pastoji, viską blogai darai, ir vis tiek palieka vaiką. Nu, tai ta net aš ką žinau, jinai kažkokia biškį... Tai natūralu, jinai. Netradicinė. Tavęs dar nežinau, nepasitikiu. Bet supranti, kad jeigu tu paleidi tą vaiką į pasaulį, tai tu turi jo rūpintis ir tvardytis. Aš šito visiškai sutinku, bet faktas tas, kad mes nežinom, ar aš dar tą vaiką paleidau į pasaulį. Būtent nežinai. Tai aišku. Nu, tai... Vaidina, tu net nematai, tu nes... Alio, Živilė, tavęs niekas neklausia. Alio, jūs nusišnekate, aš negaliu klausyti. Živilė iš vis galėtų užsičiaupti vieną kartą. Gabrielius turi prisimti atsakomybę už savo poelgius. Apskritai aš nesuprantu, kam aš tą vaiką sutikau prižiūrėti. Aš tam laiko visiškai neturiu. Labas rytas, jaunime, labas rytas, kaip malonu visus matyti. Aš tau kavutės padariau. Kokie visi ankstyvi. Vaikystė būdavo tik kap iš blyno per pusryčius ir dėra, mano mato. O čia matai, kaip ištobulėja. Tai gal čia ir draugus kažko sugebėjai nustebinti. Oi, taip, vieną kartą šoninę labai skanę buvo padaręs. Matutė, matai, jeigu leisi. Kažkokią knygą, sakė, rašai receptą. Prašau, bet dar kol kas jinai nebaigta ir aš papasakosiu. Apie ją tai baigsiu rašyti. Taip. Tau visi receptai, žinau, kiek tik tai vandens stiklyje mokiai pilti. Mami, prašau, nemeluok prieš draugus. Buvo ir cukraus įpildavau ir prašydavau. Tai dabar man pasakyk, kur čia taip ištobulėjai? Kur čia taip savo įgūdžius, kur ten tobulini kulinarinius? Tai vakar mes su Laura dirbam ir tenais aš viską išmokau ir dar besimokau ir mūsų meilė ir gimė iš tikrųjų, tai va, jeigu nesumelavos. Nu tai ką, Laura, ruošiamės, reikia užsukti darbam. Jie nori sužinoti dabar, kur aš dirbu. Į ką, girta ar ką? Jeigu dabar jinai viską sužinos, jinai bus tokia nusiminusi. Ne kokia mintis. Tu
Dabar pastaruoju metu labai daug lankytojų pas mus ir reiktų iš karto rezervuoti stalelį ir abejoju, kad rasim. Ir šiaip, jums ten nelabai patiktų, pas mus nelabai skaniai gaminam. Mamai viskas tinka, Man reikia pažiūrėti, kur dirba, kaip dirba, kad man būtų ramu. Šiandien paskutinė mano diena ir aš norėčiau prieš išvykdama viską apžiūrėti. Tai ką, jaunimas, einam į kavinę, sutarėm? Taip, jau mama labai gerai. Tai mama, tavęs aš noriu nuliūdinti, viskas dėl tavęs. Tūtis tai tikras suskis. Kaip jisai savo mamą apgaudinėja? Iš koks iš jo vyrėjas? Jisai nežino, kokios formos puodas yra trikampis ar keturkampis. Klausyk, kaip manai šitą gerai darbą? Jo, neblogai. Gerai visai. Šiaip iš tikrųjų, tai labai negerai gavosi su Jonu ir Alina. Kas negavosi? Tai jie žiauriai supyko. Ir čia yra tikrai nefaina, aš nenoriu visiškai su jais pyktis. Taigi jie visą laiką turės ant ko pykti, ypač Jonas, jis visą laiką parins šio tipo jo butas, bet tu jie irgi čia gyveni. Gali dėti, ką nori, važiuok, tavo kambarys rengėsi savo šinogas, normaliai gyveni. Bet supranti, aš nenoriu, kad jie pyktų ant tavęs ar ant manęs. Tai aš pritariu. Ir iš viso tu turėtum truputėlį pakantesnis jiems. Pakantesnis. Galėtum. O, geras. Klausyk, draugučiai nori mano biškį tusiuką surengti. Šiandien. Aš galvojau, kad mes dviesi praleisime. Tai būsim dviesi, bet dar bus kitų biškių žmonių. Ką manai? Man labai svarbu iš tikrųjų, kad būtum. Ir su jais būtum. Na ir tau svarbu, tai tada būsiu. Būsi? Būsiu. O kur vakarėlis? Čia? Tu juokauji. Leo, aš einu į darbą ir šiaip niekas nesudarinta su kambariokais. O tai jie bus čia? Nu ne, bet koks skirtumas, aš vis tiek turiu su jais pasitart. O dėl darbo tai koks skirtumas, biškį pasiriksi ten tipo, atsiprašysi, aš irgi atsiprašysiu, tada praleisim iki vakarėlių biškį laiko. Kodėl tu tai vedi mane iš daros kelio, aš nesuprantu. Yra daug ryškių gyvenime. Tai ką, dabar reikės skambinti ir vaidinti ligonę didelį? Skambink ir vaidink ne ligonę, sakyk. Man užstrigo Ne, neužstrigo. Ten mačiau kažkur laikai kioskas yra. Einu laikraščių nusipirksiu. Gerai, va, atsargiai. Gerai. Tu ir aš nesprašiau nuo man, neįsirikuok, čia pergyveni. Dyko 10 minučių ir viskas. Ar supranti, kad aš pavargau, reikia pasakyti tiesą? Kokia tiesa? Aš nebenoriu klimti daugiau melus. Išprotėjus, čia kokia būtų tiesa, tu viskas jau melai yra padaryti. Kelios akimirkos ir viskas praeis. Gerai, bet jeigu išaiškėja tiesa, tu prisimi atsakomybę. Aš nenoriu likti melagę prieš tavo mamą. Aš prisimsiu viską, bet čia kažkokios tai problemos, aš jau seniausiai sakiau. Na, va, galim jau eiti. Einam. Daugiau gyvenime nieko nebedarysiu dėl tučio. Štai tau yra domas. Čia dabar kas? Nu, vakar tarėmės. Pabūsi šiandien. Tarėmės, ble. Nu to, bet trūko viršūnė, liktais aš dar darbų neturėčiau. Tai čia tik keletą valandų, pabūsigi. Vakar tarėmės. Man atrodo, dar keletas potencialių tėvų vaikšto gatvėje. Galėjai pas juos nuvežti. Kokias? Bet žinai, tas tavo spektaklis toks tai visai neįtikinamas. Gal tu tikrai paieškok tikro tėvo, nemanai? Tu manai, kad Gabrielius tėvas? Akivaizdu, kad ne. Tau naudos reikia, ar ko iš jo? Aš pažįstu Gabrielių ir žinau, kad tikrai jis tai tėvas. Ką tu pažįsti? Palauk dieną rezultatų, tada gali taip sakyti. Dieną rezultatai nieko nepakeis. Aš tikrai žinau, kas tėvas. Pakeis, nebereikės tau čia vaikščioti. Ten.
paskutinį kartą. Išėjo man daugiau į mamytę. Tikiuosi su visam. Visims vaikas daugiau nebegrįž. Tokia įsitikinus. 100%, kad tu ne tėvas. Čia matosi, kad nori naudos mergaitė. Neturi kur vaiko palikti, atnešė auklę, matai. Ką jie pinigų gaila, už auklę susimokėti. Kas čia? Nebežinau. Kažkai nesąmonė. Man tai vaiko labiausiai gaila šitoj situacijai. Aš nežinau, tėvas ar ne tėvas. Nu, bet gerai, kad namuose turim nemokamą nėštumo testą. Pamatysi, kad tu ne tėvas. Pamatysi. Gal ir gerai, sakai. Aš tai negaliu, mane užknisa tą įtampą. Tai aišku, nesąmonė kažkokia. Po 2 dienų visiškai gali pasikeisti mano gyvenimas. Nu, aš dabar nenoriu apie tai galvoti. Aš tam visai nepasiruošęs. Mane jau tai erzina. Greičiau sužinotų, prisidirbo jisai ar neprisidirbo. Vaikiška. Mam, ką čia tau praudinėt? Čia nėra ką praudinėt. Vad yra stalas, vad futbolo stalas, čia žaidžiam pulę, ar ne? Mam, nesirengėm ir eina. Va čia yra alus. Man, nu ką? Kur tu dirbi? Ką? Va, tu atėjai į virtuvę, tiesiu taigi, iš kur tu čia? Žinokit, čia mes nelabai leidžiame. Ei, mam. Labas. Labas, Laura. Čia mato mūsų darbuotoja mama. O, nu va, matas. Nesvarbu, Agirdi, tau reikia vėl. Ne, nereikia. Reikia, eina, mes paliekam juos čia. Ką man pasilieka? Nu, tai va, kėra bulvės. Bulvės reikia padėti, kad jos nečiltų. Nu taip, nepergyvenk su to, ateis žmogus sutvarkys. Va čia yra cukrus ir va padėklai. Mes čia nešiojam maistą su jais. Nu kur tu nuneši? Ant tokio padėklo tai tikrai jau nenuneši. Mam, mikrobanginė, mes sušildom maistą ir kepam. Jau šitą tu žinai, aš irgi žinau. Nu taip. O čia irgi va maišas kažkoks suskilėtas. Oi, nu neužlip man ant kojų. Gerai, mam, tu viską apžiūrėjai, viską matėjai gražu, ne? Kaip sakyk, ne ofisas, bet jeigu tau patinka... Man patinka, čia ofisas, čia mano ofisas ir man tai labai patinka. Nu, va per tie buvau nuo pravalo, kai mano mama įlėkė į virtuvę, aš galvoju, kad man širdis susprogs. Mano vaiko galvoj sukosi visada keistos mintis. Niekad negalvojau, kad jis taps virėjų, bet jeigu jam tai patinka, tegu verda. It's late in the evening, lost on the side, I've been sad with you. Pažiūrėk, toks mažas dalykas gali pakeisti visą mano gyvenimą. Baigsis mano savaitgaliai visi, baigsis mano vakarojimai. Turėsiu išlaikyti, prižiūrėti ir rūpintis. Kai Domai bus 18, man bus 42. Visiškai pasikeis mano gyvenimas. Nebebus viskas taip paprasta, kaip man iki šiol atrodė. Nevyksta viskas taip paprastai. Tu palauk testo rezultatų. Tas vaikas greičiausiai net ne tavo. Tada jau ir galvosi, ką daryti. Kaip pagalvoju, kiek aš daug gyvenime dar nemoku, kiek nežinau. Kai reikės ir išmoks. Kaip mane keičia, Eina pas mane, ką? Tu iš viso girdi, ką aš tau sakau, ar ne? Girdžiu. Tau tik tiek tai rūpi? Aš dabar su vaiku būnu. Tai sakau, einam pas mane. Žiūrėk, aš rimtai sakau. Dabar atsikabink. Tai tu duok vaikų ramiai pamiegotų, neburbėjęs čia paliausi. Aš turiu būti su vaiku, aš turiu būti. Tau tik vieną te rūpi, man rūpi vienas. Dabar tai jau mokam rūpintis vaiku, ar ne? Dabar jau tėvelis atsiradai. O, Jėzus, palaiduok truputėlį, gerai? Aš maniau, kad Živilė mane puikiai supranta, taigi mes pažįstame visą amžinybę. Bet dabar panašu, kad jinai manęs nesiklauso. Nu, seksas tikrai man dabar paskutinė vieta. Čia tipo rimtai, jisai sugeba galvoti apie kažką rimto? Jokinga. Atstok, nieš tavo mažutė, nei ką. Ir toli gražu tu nevirės ir čia nedirbi. Renkatės daiktus ir valinat, iš estaigiai pasakiau. Pažiūrėkit, kokį čia šiukšlyną padarėt. Ne vieta čia tau su tais visais melagiais, apgavikais. Supranti, aš žinau, kad jisai elgiasi blogai, aš žinau, kad jisai daro blogai. Pabandyk čia taip jau.
Tu man pašoksi mane? Pašoksi. Ne, pašoksi. Jau pateikia, būna moteris. Su renkelius, biškai bus patogiau. Ir išsirės. Išsirės nebūtina, bet pavartų. Pravartų. Užteks gal jau, ką? Žiūrėk, sugeras viską. Ne, nu, pasakyk jau, nu. Kas yra? Kas pavalgyt? Valgė. O, valgė. Šaliduvas. Ei, ten kažkas pačios galima jėgų. Ne, tai geriau. Pačios turim. Nu, neįgimkit, čia ne mano. Sviestukas. Ne. Negali, nu. Adažą. Mane kambario prašau. Nu, ne, negali. Va, prašau, šeimininkai. Papa. Nesupalaik, visas geras. Užukai, ryto, kaip. Suprantu, kad čia yra ne mano. Tai bet ir ne mūsų. Tai visų. Tai ką tu viena, gyvų kambariokai, vienas šiltuvas. Eim pasger. Atatišėlės galima kros? Yra mikrobangė. Mangi atrodo, kad normalu yra svečius pavaišinti, ar ne? Nu, to man dar betruko, kad jie namus nusiauptų, maistą visą suvalgytų, mane užmušgi kambariokai. Nu, labai mamytė, smagu, apžiūrėjai, šaunu, viskas, ką rengimas važiuoja. Kavutės latte norėčiau prieš kelionę, prieš traukinuką. Gerai. Tu negali daryti taip, ko nori. Mamyt, gerai bus. Tau čia, ne. Man kava su geru nėra kavos, aš tau galiu parūpinti geriausią gėrimėlio. Va, super brangus gėrimas. Jis brangiai. Taip. Tai ką, reikės už tą butelį sumokėti? Ne, man baigtų kažką Tai aišku, kad reikės už visą butelį. Taigi brangu. Ne, man viskas nesiperė. Va, mano mažutė viskas sutvarkys už mane. Atstok, nei aš tavo mažutė, nei ką. Ir toli gražu tu nevirės ir čia nedirbi. Tai tiesa? Mamit, tai aš bet netiesa. Ačiū. Aš nujaučiau. Galvojau, kad Laura, tu gera mergaitė. Aš atsiprašau, Elena, aš nenorėjau taip primeluoti. Mamit, jinai visiškai nekalta, aš ją įkalbėjau. Prašau, nepykant jos, mam. Gerai. Einam, pasiaiškinsim, einam. Aš girdi, mam, nereikia imti širdį. Kur mano daiktai? Povelnių, kodėl Laura negalėjo nulaikyti liežuvio už dantų? Kaip aš dabar viską paaiškinsiu mamai, ji man tikrai nusuks galvą. Nu, aš jau paprasčiausiai nebegalėjau, vis tiek anksčiau ir vėliau būtų išaiškėję. Man tik gaila Elenos, kad jos sūnus toks, nu, absoliutus idiotas. Jaučiau, kad kažkas negerai. Mamos nuojauta neapgauna. Mam, palauk. Mama, aš atsiprašau, mam. Kam reikėjo šitų visų melagiščių? Ką tai visai reiškia? Ką? Mam, aš supras, tas gyvenimas, kurį gyvenau, man tikrai atsibodo. Aš gyvenau kaip narvelė paukštelis. Aš esu jaunas, o aš tarp tų 4 sienų, tai kaip pensininkas kažkoks. Pensininkas, tai iš ko tu gyveni, jeigu tu nei dirbi, nei mokaisi? Tai kokį tu gyvenimo būdą gyveni? Tai ką tu čia dabar perkvailioji? Kas čia perkvailystės? Aš dirbu, mamit, aš dirbu bet kokius darbus, bet aš iš tų dabar laimingas, supranti? Kokius bet kokius darbus? Kurie ateina, trumpus, laikinus, belė kokius, kad tik atneštų pinigus, ma. Supranti? Prašau, nepyk ant manęs. Atsiprašau, kad aš vėliau visus savo draugus. Bet jie yra mano šeima, tu supranti? Aš kaip mama esu baisiai nusivylusi tavo visom šitom melagystėm. Ir niekada nepatikėjau, kad mano sūnus toks melagis. Mam, aš atleisk, aš tikrai norėjau būti geresnis, negu kad esu. Mam. Turėjau nujausti, kad Matui vyrio darbas netinka. Juk jis gimė su 2 kairėm rankom. Aš jos negaliu daugiau vedžioti už nosis ir ji labai nuliūdo, bet man nuo širdies akmuo nukrito.
Užmes dar vieną. Ei, kas čia vyksta? Mažiukai, susipažinkit. Kas čia vyksta? Kas čia vyksta? Iš kur jūs čia esate tokie? Kas čia veikit vapšė? Ką tu čia su savo šiukšlių draugais, vaikai? Davai susirinkat savo šiukšlius ir varinat iš čia. Ką tu čia sau leidi? Davai, kad man nebūtų jokių rūkumų, varinat iš čia, tu iš viso. Tu nesušau mūsų įtvarų vaikščiasi visą gyvenimą. Žiniuojate šį staigiai. Ir muzika, kad man būtų išjungta muzika staigiai. Mano, staigiai, kad būtų muzika išjungta. Žiniuojate šią blemą, kad nematyčiau. Staigiai pasakiau, valinat iš čia, renkatės daiktus ir valinat. Tai ko nesakai, kad su vaikais gali? Tai suplyšo, žinai. Galėjau ir aš savo vaikas. Ne, tai pradžioje vis laik pietukai būna pikti, bet atsipalaiduos man atrodo laikui bėgant vis tiek. Ponas tėvas grįžo. Tas keptuvė nauja. Vyniuojate iš čia, jūs dar čia tebesat? Vyniuojate iš aš tave perspėjau, tu tuoj su įtvaru vaikščias, aš tau pasakau. Gabrieliau, prašau, nepyk, atsiprašau, čia taip neturėjo būti viskas. Būtent, kad neturėjo būti. Nepyk, čia viskas tvarkysim. Leo, taip ir bus toliau? Renkatės daiktus ir valinat iš čia staigiai pasakiau. Pažiūrėkit, kokį čia šiukšlyną padarėt. Jie tau normalus. Leo, valinat iš čia staigiai, visi susirinka daiktus, staigiai. Aš dar čipsą. Gerai, varom į barą. Varom į barą. O, rasiu, prašiuk. Neisit? Tavo tas pyplius biškai apgadino, ką man? Ne tavo reikalas, kas ką apgadino. Tas Leo gaidys čia per daug sau leidžia. Šito tikrai nebus šitose namuose. Aš jam to neleisiu. Tai tu šis reiks prezervatyvų ieškot. Kad jau vėlų visai. Aš turėjau išeiti, mes su Leo visgi para. O Gabrielis iš tikrųjų persistengia. Ateina čia rėkauja, liktai čia visas tai, kas yra apversta, yra nesutvarkoma. Taip, hebra biški pasiautėjo, bet irgi blogai. Jeigu jisai turi problemų, tai nereikia kaltinti viso pasaulio. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Bring on my doorbell, I feel the love, I feel the love. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1. Nu dabar jungsi teliką? Ar išjungs? O, einam, pažiūrėsim, kas atėjo. Einam? Einam, bedom. Mėgom, pažiūrėsim. Kas pas mus atėjo? Labas. Sveikas. Labas, Adomai. Mama atėjo. Džiaugiasi. Kaip jums sekėsi? Na, įvairiai. O neverkė? Ne, paverkė, pagulėjo, paverkė, pamiegojo. Žinai. O ne, Adomai. Vau, o kas čia tokio? Čia kambariokai užšventė. Tu žinai, kad tai netinkama vaikui. Jėzau, nu žinau, tai dėl to ir tvarkėmės, kad būtų tinkama aplinka, o ne? Duok man jį. Ok, nu, čempionė pasimatysime, eik pas mamą. Vau. Ne. Iki pasimatymo. Tai gal pripratai prie Adomo, kaip tau būti tėvu? Nežinau. Neklausk šito. Einam rengtis. Tai labai paini situacija. Ir baisu, ir ne. Kai pagalvoju, kad tas mažas, trapus padarėlis gali būti dalis tavęs. Bet viskas išaiškės per kelias dienas. Atrodo, Gabrielius priprato prie Adomo, manau, jis būtų šaunus tėtis. Būk su savo draugais ir dar kokią mergą pasim pakeliui. O tai pasakai? Ką iš manęs padarė? Pasiloberėte? Kas aš jum? Kas atsitiko? Čiukas ir to žiūrėk, pavakarinėm. Mami, tau gal ką nors padėt? Jau padėjai. Lena tikrai negražiai, Bet, mam. labai atsiprašom. Tai ką jūs iš motinos darot? Ką jūs iš motinos padarėt? Kas aš jum? Kas aš jum? Esu cirkas kažkoks tai vaizduoja čia neisporelę. Tai ką aš esu nežmogus, nesuprantu? Negali pasakyti, kad tu darbo neturi? Kad tu neturi kur gyventi? Galiu. Kad susidėjai su neaišku nesu kuo?
Bet ne iš blogos valios, nei mes nenorėjom jam gero ir jisai kaip sūnus, ta prasme, iš meilės jums. Mes tikrai jūsų nenorėjom apgauti, tiesiog tučių norėjom padėti šitą istoriją. Ne vieta jam čia. Ne vieta čia tau su tais visais melagiais, apgavikais. Bet visi... Patikėjau aš, Laura, kad tu padori mergaitėsi. Kaip tave mama auklėjo, plamai. O tu, kaip ne mano vaikas, iš vis. Melagis pasidarėjai. Ką tu čia dabar nori? Ką aš žvėris esu, nesuprantu, kad gali būti situacijos kažkokios tokios. O dabar ką iš manęs padarė? Asiloberėte? Kas aš jums? Bet visi nori atrodyti geresni prieš mamą. Jūs suprasit, kad čia ne iš blogos valios, tikrai. Nepykite, Grabas jūs pakeis, grabas, suprantate? Ponia Elena, patikėkit, visų vardų atsiprašau tikrai, kad Tutis įtraukė mūsų į tą visą nesąmoningą žaidimą, bet Tutis iš tikrųjų yra nuostabus sūnus ir draugas mūsų. Ko jūs išmokinote jį? Meluoti? Bet žinokit, čia nebuvo melas, man faina buvo su jum, linksma, mes tikrai čia jokio spektaklio nedarėm, mes iš tikrųjų nuoširdžiai, mums patiko su jumis būt, patiko būtent, su jumis. Labai mela moteris, tikrai patiko. Tai patiko, kad motina turi su infarktu išvažiuoti. Niekas jūsų nepakeis. Nepakeis jūsų niekas. Žvėris esat. Mam, tave kada aš pamatysiu dar? Kada pamatysi? Kada pamatysi? Ką tu nori? Prašau. Kam tu man čia duodi jos? Kad nesudžiūtum su šitais draugais. Kada tapsi žmogum ir gal kada jie ateis į protą, tai gal tada ir pamatysi. Viso. Mam. Tuti, čia paskutinis kartas, bliam, kai tu mus įtraukė tokį žaidimą. Aš jaučiuosi labai blogai ir nežinau, ar mano mama man kada atleis, bet sėdėti ofise taip kaip anksčiau aš tikrai nenoriu. Nu, aš suprantu, dėl ko Tučio mama įsižeidė, prisidirbam. Bet reikėjo Tučiui padėti. Reikėjo ir kitą kartą pagalvosim, neįsivelsim taip iš karto. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focused EOU. Ooh, I'd leave it all. My acres of a land. Nu davai, judam, nu. Ką nematyti, aš su kablais, šlapia, lyja, šalta. Iš viso mes turim grįžti namo, tvarkyti visą tą betvarkę. Apie namus vėliau pagalvosiu, visi į priekį. Nu ne, negalima taip. Mano kambarioką užmuš, ašgi ne viena gyvenu tenai, ar tu supranti? O mes čia trankomės, dabar pakašomis lubarius tavo draugeliais. Tavo jie smegenys jau praplovė, ką? Pastovė biškių už save, gerai? Prie ko čia stovėjimą? Čia yra žmogiškiai faktoriai. Mes turim tiesiog grįžti ir sutvarkyti visą. Va, jau rado. Einam. Ne. Rimtai neini? Nu neįsiu. Kodėl? Nu kodėl? Šiaip nori. Ne, nu tu ką rimtai? Paliksi mane čia vieną. Su tavo kablais palieku. Žodžiu, eik tada. Eik, būk su savo draugais ir dar kokią mergą pasim pakeliui. Pati pasakai. Nenori? Tai ir nereikia. Aš tiesiog negaliu patikėti, nu visiškas. Mūsų kieme vien pacankės, vien bandytės, intrigantės. Ei, tikrai ne intrigantė. Bandytė. Nu tai žiūrėk, nuotaika gera, tai įsivaizduoju, visą domą gerai sekės, ne? O, labai gerai sekės. Žiauriai fainai. Rimtai? Jo, prieš porą dienų net nebūčiau gal jas pagalvoti, kad man tai patiks iš tikrųjų, bet dabar žiauriai fainai, žiauriai džiaugiuosi. Aš irgi džiaugiuosi, tik nei pagalbos, nieko nereikėjo super sutvarkyti. Ne, nereikėjo, susitvarkiau pats ir tai faina, toks fainas jausmas. Tai viskas jau įsivaizduoju tave teveliu. Jasam, žiūrėsit čia šitos filmus, žaisit futbolą, talžysit kriaušę. Ir fotografuosi modelius. Taip. Ir senelių namuose tave galės aplankyti. Senelių namuose galės aplankyti. Aha. Žiauriai faina, kad tu supranti mane. Man labai faina. Laikai, tu man faina su tavim kalbėtis. Faina, kad tu man atsiveri. Ar tu su vaikais arba vaiku aš. Žinai, kad o tu mane aplankysi senelių namuose? Jo, aš tau vežimėliu pastumsiu. Galėsit su Adomu kartu stumti. Galėsim.
Ok, čiau, čika. Čiau. Labai myliu Laurą už tai, kad jinai mane palaiko. Iš ties nuostabinai. Gabrielius pradėjo elgtis labai brandžiai, kai suprato, kad gali būti vaiko tėvu. Tikiuosi, kad jis ir kitus dalykus supras. Na, čia kalbant apie mane ir jį. Laiminga. Vis dėlto Gabrielis yra fainas ir jis yra geras ir vaikas, jam įdavė atsakomybės ir visiškai kito gryno šviežio proto. Ir jis pasislypi daug gerų savybių, daug. Man reikia plauti. O Lauros pasaulyje egzistuoja daugiau žmonių negu Gabrielius. Abejoju. Ir neegzistuoja Lina? Aš neegzistuoju iš viso, aš tipo čia tuščia vieta? Nu, tu supranti. Aš nesuprantu. Happy. Aš tai ne happy. Bet tu mane palaikai. Nu, tai aišku, kad Gabrielius man daug reiškia ir, nieko negaliu savo padaryti. Labai tikiuosi, kad greitai kažkas tarp mūsų vyks. Laura ir vėl mala man apie Gabrielių. Negaliu klausyti jau. Jeigu žinotų, kas vyksta už jos nugaros. O, tuti, išrinkau tau patalynę. Love sleep. Love sleep? Po vakar love sleepo, kai aš užėjau pas į kambarį, pats laikas keisti patalynę, nes ten neaišku, kas ten miega, ar čiukas, ar tu. Įsidalinas, įsičiuko. Patalynės ieškom, Tučiu, išrinkom gerulę. Jau pasidarom kokių kokteiliukų, nežinau, ką planuojam. Kaip jūs, mergaitės? Ai, ramiai, gal. Laura, už? Noriu. Švilė, kokteiliuką gers? Kokteiliuką? Dauguma? Baigėte su tais kokteiliais. Aš manau, kad užteks. O šį vakarą tūstinti kiek galim. Reikia pailsinti ir save kokteilius. Negalvoti? Nuoboda, bet šūs. Reikia pakalbėti. Gerai. Aš pasakysiu gerai. Labas vakaras, Ieva. Labas. Praeik čia prie mūsų biškį. Aš prisėsiu. Ne, man gerai. Gal jau įtari, kad bus pokalbis rimtas. Tai jo, tai laukiu, sakykit. Tai labai malonu, reiškia, tu daug maž supranti, apie ką bus ir kalba, ko gero. Žiūrėk, situacija yra pasibaisėtina. Nuo to laiko, kad tu susidėjai su Leo, prasidėjo čia poltergeistas šitam lofte. Tiek tu, tiek Leo, tiek tavo to Leo draugeliai. Visi kamikadzės. Alkoholis, cigaretės, šaldytuvas tuščias, į tualetę nepakliūsi, o ne to labiau. Tai nepatinka nei vienam iš čia gyvenančių. Supraskit, čia yra chaosas. Tikrai taip niekas nesitarė. Ir aš manau, kad jeigu Leo taip ilgai čia ir dažnai būna, tai aš galbūt jam pritaikyti geriau ir mokestį tada už nuomą. Kaip tu galvoji? Ta prasme. Ta pačia prasme. Aš tik tai padėjau žmogui. Ką man reikėjo? Leisti jam gyventi gatvėje? Jisai yra mano draugas, jisai gyvena pas mane, aš nesuprantu, ko jisai jums maišosi. Apskritai, jūs vienintelį vieną kartą dabar turit su manim problemų. Ir visi iki vieno mane puolat. Jūs pasižiūrėkit savęs, tutis, su savo mama, su savo transvestitais. Ta prasme, Jonai, tu pats pastovus pykčiai su visokiam ugnėm, Gabrielius su savo vaikais, jūs visi su savo... Bet čia yra asmeniai dalykai, kurie viešai netrukdo, supranti. O tavo išdaikos yra viešo, supranti. Ir tai yra negerai. Ir tada draugeliai vieninteliai drasko akis mums visiems. Šaldytuvą tuština keikis ir rūko ir geria. Gerai, siūlau ramiai šitą situaciją pažiūrėti. Iš viso, kokį kiši mano mamą? Jinai čia iš viso tu palyginus su tavo šituo Alioša? Mama, tu mano lygini. Iš vis pažiūrėk, kaip tu atrodai. Buvai pana kaip pana, dabar kaip nuo suties atėjai. Pažiūrėk, ką tu atrodai. Žiūri tokiam akim. Kaip noriu, taip atrodau. Tai labai gerai. Apskritai baigsit kištis į mano reikalus. Ar bent vienam iš jūsų aiškinu, kaip reikia gyventi, su kuo reikia miegot ir kaip reikia rengtis. Užteks. Eikit jūs visi čikti, supratot? Atsimink, kad ne viena gyveni. Ačiū, kad išklausėjai nors. Įdomu, ar jinai suvirškino, ką mes pasakėm. Ieva čia ryškiai persistengia. Jinai neturėtų šakotis. Juk mes jai linkime tik tai gerą. Kažkaip nesmagu čia ieškoti kaltų, kažką teisti, bet kažkaip žmogui paaiškinti reikia. Jie atrodo kaip pigi merga. Jie netinka nei šitie špakliai, nei šitie trumpisijonai. Ji ir taip natūraliai labai graži. Man tiesiog užtenka ir šiaip tų nesąmonių su Leo, kad dar stovėčiau ir žiūrėčiau jų nepatenkintus veidus. Man iš tikrųjų gaila Ievos, bet jinai ir pati kalta. Gal mes ir per šiurkščiai, tačiau buvo rimtas pagrindas tam. Ir aš manau, kad iš vis šūdiniausia tai, kad pats kaltininkas situacijos paėmė ir nusiplovė.
Jau galiu patrukdyti. Noriu su tavim pasišnekėti, kažkokia nesmagi situacija gavosi visiškai. Ne, aš tai žinau, kaip fai, kaip gera. Baig, tu niekas tau, žinok, blogo nenori, tikrai. Čia taip užsipuoliam, žinok, visai kažkaip nesąmoningai gavosi. Visi tau nori tik tai gero. Nes nieks nežinau, kaip tau padėti. Tai, žinok, dabar pats blogiausias būdas man padėti yra taip ant manęs pulti, nes jūs neįsivaizduojat, kaip man yra sunku. Supranti, aš žinau, kad jisai elgiasi blogai, aš žinau, kad jisai daro blogai. Nes, supranti, aš noriu ant jo pykti, bet aš negaliu. Supranti, jisai kažkaip sugeba apeiti kiekvieną situaciją taip, kad aš tiesiog, aš nežinau, ką jam pasakyti, aš nežinau, kaip ant jo supykti, jisai mane apsikabina, pabučiuoja ir viskas, aš pamirštu viską. Jo, bet žinok, tikrai jisai kažkaip tave net keičia, tu visai kitaip pradėjai atrodyti, kitaip elgtis, mažiau darbą eini. Nežinau, žinok, nieko gero, iš tave po padu laiko ir viskas. Taip, aš žinau, supranti, kad ir, bet supranti, tai aš grįžtu namo ir aš grįžau tikrai iš tokios situacijos, mes buvom bare su jo draugais, iš viso vakarą turėjom dviese praleisti. Išėjom su jo draugais, tada jisai, kai aš jam pasiūliau varyti namo, jisai mane paliko vieną. Ir išvarė, ir apskritai aš dabar einu iš proto, nes aš jam pasakiau, kad eitų susirastų kitą mergą. Ir žinai, jisai pasakė, kad tai bus labai lengva. O, kamon, jisai, žinau, tikrai geresnės neras už tave. Aš nežinau dabar, su kuo jisai yra. Ir aš grįžtu ir jūs mane užsipuolat. Aš tau sakau, jisai už tavęs geresnės tikrai nėra, supranti? Jeigu jisai nors kiek turėtų smegenų, jis iš vis tau nedarytų tokių nesąmonių. Viskas bus. Ateik čia. Mes tave mylim ir mes tave palaikom. Supranti, čia jau yra ne meilė, čia kažkokia priklausomybė. Aš jaučiuosi priklausoma nuo žmogaus, ta prasme, kaip nuo narkotiko kokio. Ir aš negaliu nieko pakeisti, supranti, aš labai stengiuosi, bet tiesiog negaliu, aš per silpna visiškai, man labai reikia, kad jis... Bet žinai, kas svarbiausia, kad tu turi mus ir mes tau padėsime. Gaila, kad Ieva dabar tokia tikrai sužlugdyta atrodo ir iš vis įsivėlė į tokį mėšlą su toliau, į tokį reikėtų mesti kuo toliau. Aš tikrai norėčiau, kad jis taip nesielgtų ir kad apskritai būtų kitoks, bet koks yra, toks yra, ir vis tiek, aš jį myliu. Won't you say my name? This bow will never break. Won't you say it one more time? Won't you say my name? Ką jau čia darot? Nemiegam. Gerai, kad ne mes vieni. Ko tu nemiegi? Aš atsigerti atėjau. Tai man neimk kol atsigerti. Tau padėti nereikia? Karšta, kad atėjai atsigerti? Nu, dabar jau karšta. Karšta? Gal pas tave vėsiau kambarį? Ne, pas mane ir šildymas įjungtas. Jo, einam pasižiūrėti. Nežinau, nemeluoju. Ok. Nemeluoju? O čiuką pasimsiu, nepasimsiu? Vėliau. Ok. Pirma reikia patikrinti, ar galima ten ją išlyti. Kur čia tas šildymas? Gabrieliau? Gabrieliau? Kas atsitiko? Sorry, užsitrukdama. Aš girdėjau Vilniuje čia pati skaniausia kava. O padarysi man kavos? Vakarė, kitaip tu išvažiuoji į mišką. Sumėly, man tokios bovos, kai man kontroliuoja nereikia. Jasna? Labas vakaras. Labas vakaras. Susipažinkit, čia yra Tadukas. Aš darbo nebijau, aš bet kokį darbą dirbu. Nesvaik tik tai, eik, baig. Man labai reikia darbo. Prašau. Keliauk.